Eglė pirko drabužius parduotuvėje, kurioje vyko akcija. Perkant už 50 eurų ir daugiau, visam pirkinių krepšeliui taikoma 15% nuolaida. Jie išsirinko marškinėlius už 14 eurų, džinsus už 22 ir batus už 44. Kiek Eglė sumokėjo už visus pirkinius? Tai pirmiausiai išsiaiškinkime, kiek kainavo tie mūsų pirkiniai. 14 eurų plus 22 eurai plus 44 eurai. Lygu, čia sudėsiu, gausiu 66, dar 10, 76 ir dar 4, iš viso 80 eurų. Štai tiek Eglė būtų sumokėjus, jeigu nebūtų nuolaidos. Bet kadangi šis skaičius didesnis už 50, mes imkim ir pritaikykim 15% nuolaidą. Turime 80 padauginti. Dabar galim skaičiuoti keliais būdais. Galime apskaičiuoti pirmiausiai, kiek yra tas 15% ir tada atimti iš 80. Bet galima pirmiausiai atimti procentus. Visa kaina būtų 100%, 15% nuolaida, reiškia mums lieka 85% kainos Eglė turėtų sumokėti. Taigi aš turiu padauginti iš 85 šimtųjų. Lygu, ką darau, čia suprastinu, tada dar pasižiūrėkime, 8 ir 10 tikrai dalinasi abu iš 2, čia liks 5, o čia liks 4, turim 4 padauginti iš 85, padalinti iš 5. Lygu, dar kartelį suprastinu, 85 iš 5 dalinu, kiek čia dabar bus, 50 dalinčiau iš 5 būtų 10, 35 iš 5 7, tai reiškia bus 7 ir man lieka 4 kart 7, ne 7, o 17, atsiprašau, nes 10 plus 7. 4 kart 17 ir galiu aš sudauginti 4 kart 10, 40, 4 kart 7, 28, bus 68 eurai. Taigi įrašau atsakymą, 68 eurus sumokėjo mūsų Eglė. Martynai patiko Eglės pirkiniai ir ji panoro įsigyti tokius pačius. Kitą savaitę atėjus į tą pačią parduotuvę, Martyna nustebo. Visos prekės pabrangusios 10% ir nebevyksta jokios akcijos. Jei Martyna įsigytų tuos pačius pirkinius kaip ir Eglė, keliais eurais daugiau už Eglę jis sumokėtų. Tai Eglės pirkinių krepšelis kainavo 80 eurų. Martynai šis krepšelis, kadangi visos prekės pabrangtų vienodai, tai ir krepšelis pabrangtų vienodai, pabrango 10%. Tai man reikėtų apskaičiuoti, kiek čia tas 10%. Aš turiu padauginti iš 10 šimtųjų arba 0,1 ir gaunu, kad tai yra 8 eurai. Reiškia, Martyna iš viso sumokėtų 88 eurus. Tiek, kiek kainavo pirkinių krepšelis iki pabrangimo 80 plus pabrangimas 8 eurai. Jis sumokėtų 88 eurus. Bet Eglė tai sumokėjo tik 68 eurus. Reiškia, Martyna už Eglę sumokėtų net 20 eurų daugiau. Taigi 20 eurų daugiau jis sumokėtų. Uždavinys išspręstas.